Daugelis yra pasvajoję apie savo verslą. Tad įsivaizduokite, kad turite verslo idėją, tačiau nežinote, kur ją įgyvendinti. Kodėl ne Saulėtekio slėnyje, kaip tą padarė jau ne viena jauna įmonė. Slėnyje gali rasti įmonių dirbančių įvairiose srityse, nuo sociologinių tyrimų iki farmacijos. Mano gyvenimo iš esmės svajonė turėti savo duonos šaltinį. Vidmantas Užpalis, Innovative Pharma Baltics prekybos direktorius, kuria ir gamina fitoterapinius produktus. Naujausias produktas, ypatingas vaistas nuo pagirių, jau skinasi kelią ne tik į Lietuvos, bet ir į tarptautinę rinką. Vienas šotas ir rytas tikrai daug geresnis. Vidmanto svajonė po 5 metų turėti 20 atstovybių užsienio šalyse ir 50 produktų krepšelį. Ir siekti šio tikslo daug paprasčiau Saulėtekio slėnyje, nes čia gali rasti naujausią mokslinę informaciją bei puikią infrastruktūrą. Čia dirba, sakykime, finansų analitikai, kurie iš esmės mažoms ir jaunoms įmonėms tai yra iš esmės labai svarbus, bet jie neįkandami yra finansiškai. O jie teikia, konsultuoja ir tai nekainuoja. Saulėtekio slėnio gali gauti pagalbos dėl organizacinių vėlgi dalykų, kaip organizuoti kontaktus su klientais ar galų gale ten paruošti įmonės steigimo pačias procedūras. Žygimantas Medelis, Token Mill informacinių sistemų architektūros ir informacijos gavybos bei paieškos ekspertas. Token Mill užsiima tekstinių dokumentų analizę, apdorojimu bei paieškos problemų sprendimu. Kai įsikūrė po vienu stogu, tai įmonės kažkaip tai savaime gimsta naujų idėjų, naujų sumanimų, bendrų projektų. Socialinių inovacijų instituto direktorė Ingrida Gečienė. Institutas teikia tyrimų, vertinimo ir konsultacinės paslaugas įvairiose mokslinių tyrimų bei viešosios politikos srityse. Vystant tokį verslą, taip pat svarbu būti arti universitetų. Saulėtekio slėnyje vietą ras ir tie, kurie dar tik svajoja apie savo verslą. Jiems siūlomos konsultacijos, pagalba ruošiant verslo planą, darbo vietos ir konferencijų salės.